Klykianti vaiką į glėbį stvėrusi kaimynė iškvietė greitąją pagalbą. Mergaitę pasirūpino medikai, tačiau vaikas netrukus buvo grąžintas tėvui. 7 kartus teistam Deividui Naruševičiui. Pareigūnai neprieštaravo, jog mergaitė būtų patikėta tėvo globai būtent tuo metu, kai Naruševičiui teko sėsti už grotų. Tad kas rūpinasi mergaitę? Nužudytos Violetos Naruševičienės draugių liudijimai pribloškė. Pačią pirmą dieną, kai sužinojau po viso to įvykio praėjus porai valandų apie nelaimę. Natalija Chalmuratova, 30 metų, grožio salono savininkė, Violetos Naruševičienės draugė. Taip, užuojauta, nes galvojau, kad niekas nenusipelno tokios mirties, bet sužinojus tolimesnę visą eigą, jokio gailesčio. Jeigu atvirai, jokio gailesčio absoliučiai. Nužudyta Violeta Naruševičienė gerai pažinojusi bendradarbė teigia, jog žinojo apie jos dukrytės sveikatos problemas. Apart Violetos pasakojimo, tai kad jinai turi problemų, kad jinai nevalingai dienos metu žaisdama tiesiog, įvyksta nelaimė mergaitai. Tai ne, linksma, gyvybinga, daugiau gal charakteris toks berniuko, labai labai judri. Tačiau vaiko šypseną temdė žiauri patirtis, drąsius kėdys, o dabar jau ir Violetos Naruševičienės kolegės teigia, jog ši moteris dėl pinigų galėjo padaryti viską. Kiek pažinau tą žmogų, tai susidarė įspūdis, negaliu sakyti, kad garantuota, bet manyčiau, kad jai pinigai tai buvo viskas. Jinai tikrai galėjo dėl pinigų daug ką padaryti. Aš tik esu girdėjus, kad jinai yra sutenerė. Bet jeigu galėjo ir mergaitę pardavinėti, tai jai pačiai, tai gan paprasta būtų. Mamos nužudimą mačiusios trečiokėlės tragediją stebėjo visa klasė. Vaikai nesišaipė iš savo draugės. Jie verkė. Vaikai pamatė iškart ten puolį, kaip ašaroti mergaitės ypač. Nijolė Paužaitė, mokyklos direktoriaus pavaduotoja. Tas vaizdas, aišku, sukrečiantis ir bendrau su pačia mergaitė, bet mergaitė matyt dar nebuvo taip labai, to gedėjimo dar nebuvo priėmusi. Vaikas palaidojęs savo mamą. Ar galėjo 30 sulaukusi moteris ryžtis pardavinėti savo dukrą vardan pinigų? Nes nelabai daug ir kalbėdavo apie pinigus. Jinai jų turėjo? Manyčiau taip. Jeigu galėdavo leisti pirkti tokius dalykus, dirbant tokias darbo valandas trumpas, tai manyčiau, kad taip. Violeta Naruševičienė bendradarbių teigimu dirbdama vos 4 valandas per dieną gyveno ne pagal savo kišenę. Nuosavas namas Kauno priemiestyje, prabangus drabužiai, pradedamas naujas verslas bylojo apie didžiulės papildomas pajamas. Jinai ruošėsi veislyną atidaryti, jinai ir remontus darėsi, aišku, nežinau, galbūt ten padėjo ir vyras daug, ir vyro motina, bet jinai apie pinigus labai kalbėjo paskutiniu metu. Tačiau drąsius kėdys įtarė, jog Violeta Naruševičienė gali būti pagrindinė vaikų tvirkinimo organizatorė. Galbūt ir už pinigus. Tad nužudytosios draugės nesistebi, kad sekanti kulkų kruša po Kauno teisėjo kliuvo būtent jai. Yra Laima ir Violeta, ir kuri pastumėjo į tai aš sakyčiau tik Violeta. Nes Laima man, jas abidvi sulyginus, man per naivi atrodo. Pradėtų tokį dalyką. Galbūt jinai pradėtų, išsikalbėtų, per daug viskas iškiltų aikštėn, bet visus tuos reikalus, tai, mano akimi žiūrint, tai Violeta galėjo labiau tvarkyti. Ką išgyveno ir kur dabar yra ši 9-metė? Tokius šiurpius vaizdus ir juodąją gyvenimo pusę pažinusi mergaitė. Jos mokytojai teigia, jog pamokų vaikas nelanko jau seniai. Mergaitės mes nematom nuo spalio 5 dieną buvo mergaitė mokykloje, po pamokų ėjo namo ir pamatė mamą nušautą ir daugiau mes jos nebematė mokykloje. Ar mergaitei buvo atlikta medicininė ekspertizė? Ar suteikta psichologo pagalba? Ekspertizė atlikta, aš dabar nepasakysiu, kuriuo tai momentu neturiu duomenų. Kęstutis Betingis, Kauno apygardos prokuratūros vyriausiasis prokuroras. Bent jau man byloje, aš tokios ekspertizės byloje nemačiau, kol buvo byla pas mus.
Tačiau Kauno apygardos vyriausiasis prokuroras patvirtina, kad Violeta Naruševičienė ir jos dukrytė buvo apklaustos. Vienu kuriuo tai momentu atsiranda minima ta mergaitė, jinai iš karto buvo ir mama, ir mergaitė buvo apklausti ir net jokių užuomenų, kad taip galėjo būti, nebuvo. Netgi, sakykime, jeigu žiūrėti pačios mamos interesų, nebuvo jokio mamos pareiškimo, kad vaikui kažkas būtų kažką blogo daręs ar galėjęs daryti. Nebuvo mamos pareiškimo, todėl esą ir nebuvo atliktas tyrimas. Nevykęs pasiteisinimas. Vadinasi, jei mama neprašė ištirti nusikaltimo, to pareigūnai ir nepadarė. Prokurorai neapklausė nei mokyklos psichologės Renatos Ravkienės, kuriai Violetos Naruševičienės dukra papasakojo daug ką. Ar jūs esate kviečiama apklausyti prokurorų dabar teisėjų? Šiuo metu ne. Renata Ravkienė, mokyklos psichologė. Mokyklos darbuotojai neatskleidžia pokalbio su mergaitė detalių, tačiau jomis mielai pasidalintų su Kauno prokurorais. Jei žinoma, juos tai nors kiek sudomintų. Psichologo pagalbos pačios priežasties aš nenorėčiau įvardinti, bet tai nebūtų susiję su šiuo įvykiu, kas dabar čia eskaluojama taip plačiai. Kad mergaitė yra nepilnametė ir visa informacija gauta pokalbio su mergaitė metu yra konfidenciali ir aš tikrai neketinu nieko komentuoti. Kauno miesto vaikų teisių skyriaus atstovai tvirtina, kad vaikas atiduotas tėvui ir yra saugus. Jūs galite pakomentuoti, kad mes tikrai pasakėm, kad ta šeimoje viskas tvarkoja. Nijolė Vizbarienė, Kauno miesto savivaldybės vaikų teisių skyriaus atstovė. Vaikas grąžintas tėvui, tikrai ryšys su tėvu ir su mergaitė yra labai artimas ir glaudus ir labai myli jinai tą tėvelį savo. Čia kažkas sakė, kad buvo parvažiavusi į namus ir lyg matė ją kieme, bet ar tai su močiute, ar tai su tėčiu. Taip, aš pati nemačiau ir to negaliu patvirtinti. Ieškojome Deivido Naruševičiaus ir jo dukters namuose, tačiau kieme niekas nepasitiko. Nors iš kamino rūkstantis siauras dūmelis liudijo, kad namuose kažkas yra. Kodėl 7 kartus už automobilių vagystes teistam Deividui Naruševičiui patikėta mergaitės globa, be jokių abejonių ir suvaržymų? Mergaitė jam sugrąžinta būtent tuo metu, kai jis buvo patupdytas už grotų, dėl sukčiavimo. Tačiau prisiminkime, kaip pareigūnai dėlsė grąžinti Drąsiaus Kedžio dukrą jo šeimai. Nepaisant to, kad ji pateks į turtingus namus, teisėjos ir advokato globą. Pareigūnai tai padaryti kažkodėl bijojo. Tačiau Violetos Naruševičienės dukrą teistam tėvui sugrąžino be jokių trukdymų. Kodėl? Mes tikrai negalvojam paimti iš tėvų, neteko mamos, ar paimti iš tėvų, mums visai nesvarbu, kad jis tenai blogiai kažką buvo teistas, jisai vaiką myli. O kiek yra pas mus Lietuvoje teistų tėvų, kurie augina savo vaikus? Jisai nepatvirtintas, kad mes negalėtume duoti. Mūsų žiniomis Deividas Naruševičius artimiausiu metu ketina išvykti į Vokietiją. Gali būti, jog ten jis išsigabens ir savo dukrą. Esą mergaitė pati prašo tėčio, kad kuo greičiau ją išvežtų iš Lietuvos. Tačiau kas gali užtikrinti, kad mergaitė bus tinkamai prižiūrima 7 kartus teisto tėvo? Ir apskritai, ką jis ten veiks? Drąsiaus Kedžio bylai mestos visos turimos pajėgos. Mat jam talkino teisėjo sesuo, jos vyras profesionalus advokatas. Čia nukreiptos visos žurnalistų kameros ir politikų dėmesys. Kedžio dukra rūpinasi prezidentė, Seimas, žurnalistai ir visa Lietuva. O kita mergaitė, neturinti įtakingų gynėjų ir užtarėjų, palikta likimo valiai. Gal norima, kad ją kuo greičiau visi pamirštų? Ar rūpi kam nors šis mažas, didžiulę tragediją išgyvenęs vaikas? Ar teisėsaugininkai ir stovi tik toje scenos pusėje, kur vyksta pagrindinis šou? Ar yra kas nors, kas apgintų šią mažą 9-metę mergaitę?